gražiai atbėgai. Šitą iškirpsi. Šitą taip iškirpsim. Tipo mes nieko neturim. Ne. Bet čia žiūri, paėmė iš tikrųjų. Labai gerai to ir reikia mums. Aš Greta. Aš Austėja. Ir mes esam GA Production. Čia yra mūsų pirmas podcastas, nes mums labai patinka kalbėti. Labai. Ir mes kalbėsim apie delusion. Tai yra tema Delulu is Trululu. Salulu. Arba Salulu, kaip nori, kokį mes neapsisprendžiam. Šiaip jo. Tai va, Tai 4 kartus bandėm. daugiau. Mūsų esmė yra tokia, kad labai daug žmonių yra negatyvus. Miegantys. Taip, ir gyvena depresijoje. Sorry, bet Taip, depresija. nes dažnai labai žmonės patys savo susikuria tą situaciją ir net nesupranta. Žinai, toks suvokimo yra aukštesnis lygis, kad tu supranti, kad tu kuri savo realybę. Mhm. Nes visos tos negatyvios mintys ir kuria tą realybę. Ja. Taip pat kaip negatyvios mintis, taip pat ir pozityvios. Taip. Mes kuriam savo realybę mintim, žodžiais. Ir vat, žmonės įsivaizduoja, kad aš čia pasakysiu, kad, tarkim, aš negraži, man nesiseka, tai realiai ir sukuria tą realybę. Na, žodžiai yra afirmacija. Geriausia afirmacija yra žodžiai. Taip. Nu, tu savo kiekvieną dieną žiūrėdamas į veidrodį kartok gražius žodžius ir tavo realybė Svarbiausia yra tokia. patikėti dar be to. Ja. Nes, bet vis tiek, taip ir būna. Kuo daugiau kalbi, tai ir patiki pats. Nes tu savo smegenis programuoji. Nes va čia tokia yra subconscious mind iš dalies. Mhm. Subconscious mind nesupranta, kas yra tiesa, kas melas, ką tu kalbi, tuo ir patiki. Čia viskas yra dar tikriau, negu žmonės suvokia. Bet ta delusion labiau čia iš tokio social media ateina, kad Ja. ai, tas jau delusional, tas jau... Čia padarė tokią kaip trendą dabar kažkokį ar ten terminą, kad čia Taip. tiesiog Davė šitam terminui. Ja. Bet iš tikro čia tiesiog realybė yra. Čia yra tokia gili tiesa, kur atkali šitą psichologiją ir tada viską gali pasiekti. Ir šiaip labai daug žmonių nepradeda gyventi iki kokių 40 metų. Kartais vėliau daugybė žmonių numiršta, net nepradėję gyventi savo gyvenimo. Ir manau, yra tokia didelė dovana tai suprasti anksti, kad realiai paauglystėj, Jo. kad tu turi gyventi ir kad turi iš gyvenimo pasimti viską. Ir Nes vis tiek mirsi, memento more. Ja. Tai, kodėl ne šis gyvenimas, kodėl būtinai kitas? Jeigu gali būti šis. mano repūstas. Bet jo, tu, kodėl, ten sako, gal kitame gyvenime nėra kito gyvenimo, darai viską šitam gyvenime ir arba ten, čia tas pats pasakymas, elgtis kitame gyvenime, tai kitą kartą išdrįsiu ten padaryti, nueiti, tai kitą kartą užlipsiu ant scenos, kitą kartą pasakysiu. Ne. Nes čia tiesiog kalba baimė. Taip. Ir tu duodi priežastis. Nes baimė yra vienintelis stabdis, kas realiai ir stabdo žmonės. Ja, tavo smegenis, realiai tavo mintis yra tavo limitas, ta baimė. Taip. O tas mintis sukuriamas yra iš baimės. Tai Nes reikia visada prieš kažką darant pagalvoti, ar labiau bijai, ar labiau nori. Nes čia toks dalykas, kur reikia suvokti, kad čia mane stabdo, pavyzdžiui, labai yra svarbu save analizuoti. Nes išsiaiškini, kas tam vidiniam pasaulyje vyksta, tada ir geriau gali suprasti kaip tavo vidinis pasaulis paveikia ir kuria tą external pasaulį, tą išorinį pasaulį. Būna dažnai stabdo tokie vidiniai įsitikinimai ten iš tėvų atėję, arba tiesiog praeitos... Dar mokytojai. Jo. Žiūrėkit, mokykloje mes esam mokomi galvoti kaip visumą realiai. Į rėmus ten taip spaudžia, ten reikia, ta prasme, tokia pasenus ir tokia nebeefektyvi ta sistema yra, nebent. Visiškai sutinka. Visiškai. Ja. Tas grįžtam prie to, kad ar tu nori labiau, ar tu labiau bijai. Tai aš dalyką supratau 8 klasėje su vaidyba susiję, kai man šiaip pradėt vaidint, aš taip troškau nuo vaikystės, mano didžiausia svajonė buvo ir aš taip bijojau, kad aš ten ėjau drebančiam kojom, rankom ir aš tiesiog vieną kartą savęs paklausiau, ar aš to noriu labiau, ar aš to labiau bijau. Ir aš kažkaip nuo to laiko gyvenu su šitu klausimu savo, kiekvieną kartą, kai aš kažko labai bijau, aš savęs paklausiu, ar aš to labiau noriu, ar aš to labiau bijau. Ir tada aš iš karto gaunu atsakymą, nes jeigu tu to labiau bijai,
tai net nepradėk, nu, tas dalykas net nėra sukurtas tau. Čia reikia iš vidinio to balso eiti gyventi, ko iš tikrųjų trokšta siela, ko trokšta tavo vidinis pasaulis. Reikia išsiaiškinti pradžiai, kas esi, kad galėtum šitus dalykus suvokti. Gerai, numečiu mikrofoną. Gerai. Tai norint turėti kažką, tai išlipi iš komforto zonos. Labai daug ir tų influencerių žmonių, visi absoliučiai, bet būna dažnai ne taip, interpretuoja aš kalbu, kad ir kiek tų motivational quotes ir klausytum, jeigu pats nepagausi, pats nepajausi, pats nepatirsi, čia viskas realiai taip gyvenime, jeigu pats nepatirsi, pilnai nesuprasi, ką reikia tau daryti. Čia su asmeniniu tobulėjimu, čia su visokiu dvasiniu tobulėjimu. Reikia pačiam pajausti tą patirtį, kad galėtum suprasti ją. Apskritai gyvenimas yra nuolatinis darbas su savim. Nuolatinis ir pastovus. Nes viskas absoliučiai nuo vidaus priklauso. Ir turi tavo senos versijos mirti. Labai daug. Kad naujas galėtų gimti jo. Pastoviai. Nes čia ir turiu visiškai draugai visi. Draugai, kurie stabdo. Nes kiekvienam levelį savo gyvenimą turėsi skirtingus žmonės, kurie supa. Ir tas ratas mažės. Visiškai. Ta prasme, pradžioj kelionės asmeninio tobulėjimo, visa masė tai ir bus masė. Ta prasme, reikia kiekvieną kartą, kaip patobulėjai, palikti tuos žmonės, palikti tuos įsitikinimus, palikti tas baimės, viskas, kas stabdo, praeitį. Bet skamba šiaip žiauriai, labai žiauriai skamba. Labai žiauriai skamba, bet čia tokia tiesa yra. Bet tu nesipyksi su tai žmonėm, tu realiai tiesiog keliai išsiskiria. Nes tu supranti, kad jie nebetitinka tavo vidaus. Nes žmonės turi augti pastoviai ir jeigu tu augi, o šalia tavęs esantis žmogus neauga. Tik stabdo, tai kam tokių žmonių turėtų aplinkoj? Ar tu nori daugiau gyvenimo pasiekti, ar nori būti stabdamas kažko, kad tu gali labai lengvai atsikratyti? Na ir čia nėra blogas dalykas, ta prasme, čia labai yra ir nėra lengvas. Čia pasakiau, kad gali lengvai atsikratyti, tikrai nėra lengva, bet ta prasme reikia suprasti, bet yra žodis atsikratyti skamba šiaip žiauriai, bet toks gyvenimas yra ir tu nesipyksi su tai žmonėm. Taip, tu tiesiog gražiai pasakai, kad mūsų keliai nebetinka. Mano draugė irgi labai sakė, tokį pavyzdį patikė, kad prisiriša prie tų žmonių. Arba tiesiog tas faktas, kad bijo būti viena. Bet jau geriau būti vienai, negu su aplinka, kuri tave spaudžia. Labai daug žmonių niekina. Aš sakiau tai draugai, kad žmonių yra belekiek. Kai tu pasieki naują lygį, tu tiesiog pritrauki tada žmonės, kurie atitinka to meto situaciją. Ta prasme, atitrauki žmonės, kurie panašiai mąsto. Tai taip pat kaip gali negatyvius žmonės pritraukti, taip pat gali ir pozityvius žmonės pritraukti. Čia tokie kraštutinumai. Tai tikrai. Čia tas ir yra yin ir yang, juoda, balta. Visur yra gyvenimo balansas ir tu turi tą ir atrasti. Nebus vien tik tai balta viskas arba vien tik tai juoda ir tas ir tas. Tai turi labai proporcingai tiesiog tai paskirstyti gyvenimą. Nes šitas ir draugų toks pasirinkimas, jei labai daug skilių turi savyje, tai tada ir atrandi tos žmonės, kurie išnaudoja tas skilias, kurie pritraukia narcizus visokius, kurie dar labiau kenkia. Tavo aplinka realiai atspindi tave. Tai, kas pas tave trūkumus dažniausiai. Ir jeigu ten būna žmonių, sako, ten draugauja su žmonėm ir tada vėliau jinai ant jų stumia, tai realiai tu stumi ant savęs, nes tu toks pats esi. Tu nepritrauktum tokių žmonių, kurie netitiktų tavo energijos. Taip. Visiškai, ir dėl to reikia paleisti žmonės, kad būtų vietos kitiems žmonėms, kuriais tu gali augti, toliau tobulėti, gyventi. Tai čia viskas susijęs su tuo tiesiog požiūrį pasaulį, nes, kaip ir sakau, ta delusion, tai tiesiog taip pat, kaip tu gali negatyvų viską pasiekti, taip pat ir gali vidų savo susitvarkyti ir tada siekti aukštumų. Nes esi savo filmo režisierius. Taip. Gyvenimas yra tavo filmas ir tu jį pats kuri. Taip. Nes ką aš visiems rekomenduoju daugiau daryti, daugiau galvoti. Oh my gosh, galvoti. Ta sunkesnė dalį gyvenimo. Taip, galvoti yra sunku ir analizuoti ir tos visos demonus savo sutikti. Tikrai yra daug sunkesnis sprendimas. Nes kai tu supranti, kad labai daug yra problemų gyvenime, tai tada yra daug sunkiau pasirinkti būtent tą sprendimą tobulėti ir tas problemas keisti ir kažką daryti apie tai, negu sėdėti vietoje ir nieko neveikti. Bet čia ir yra tas smagumas asmeninio tobulėjimo,
nes asmeninis tobulėjimas be ribų yra. Visiškai. Tobulėti iki mirties, iki kito gyvenimo, dar kitą ten aukščiausią lygį pasiekti, kokį tik įmanoma. Nes tie sunkus sprendimai Yra teisingi sprendimai. Nes čia buvo, pasiremiant mano asmeninę situaciją, kur čia susijęs su mumis abiem, nes labai Greta man daug padeda šituo atveju. Tik kai man reikėjo žmogaus, kuris tiek daug man reality checkų duotų, tik man prireikė žmogaus gyvenime, atsiuntė tą žmogų, tai yra Greta. Nes Greta, ką daro, labai dažnai tiesiog mane pastato į vietą. Nes būna, kada tiesiog mato jinai, kad mane baimė varžo, tai tada prispaudžia realiai kampą ir tiesiai šviesiai man pasako, kad visą šitą aš pati susikuriu. Visus šitus excuses, visus šitus, ką aš ten prikalbu, visokių nesąmonių galima sugalvoti, jeigu tik bijai. Tai aš atsimenu tą situaciją labai aiškiai, nes tas pokytis didžiulis pasijautė. Dėl to, nes ten tiesiog buvo vienu momentu, aš ten kalbu ir aiškinu jai, ir jin tiesiog mane stato į vietą, kad čia visa šita, ką aš kalbu, yra netikra. Ir čia tiesiog yra mano požiūris, ir jį galima pakeisti. Tai tik aš pati tai pamačiau, iš karto atrodo, paleidau visą tai, kas stabdo, nes tikrai viskas yra kontroliuojama. Šitus dalykus galima kontroliuoti ir pakeisti, nes reikia tiesiog mąstyti apie tai. Čia nėra kiek apie tą pačią kontrolę, nes apie tą tiesiog labiau plaukimą su banga, tiesiog leidi dalykam nutikti ir kartais iš to netobulumo ir gimsta tobulumas. Kad leidi dalykam nutikti, vis tiek reikia iki to daeiti. Yeah. Nes čia irgi toks aukštesnis, manau, lygis yra. Visiškai, ta prasme, labai daug darbo reikia iki to. Taip, reikia pasiekti tokią stadiją, irgi atsikratyti viso to ego. Ego mirti patirti, o tas ego tiesiog prisirišimas prie situacijų, prisirišimas prie įvykių, prisirišimas prie žmonių, reagavimas ir didžiulis noras kontroliuoti viską. Taip. Didžiulis noras kontroliuoti viską. Taip. Ir jisai žlugdo. Irgi reikia paleisti tai. Ir tada, tik tai tada gali realiai su ta banga ir važiuoti. Tai aklas tikėjimas realiai yra raktas į viską. Nes jeigu tu aklai tiki, tas, kur mane yra pavadinama daugybę kartų naive, išprotėjusią, bet realiai mes esame išprotėję. Nes kai tu taip beprotiškai esi įsitikinęs, kad tu gali turėti tą svajonę, tą tikslą kažkokią, tu ir turėsi. Nes kai atsiranda dvejonių, tai atsiranda tada vietos, kodėl tai gali nenutikti. Vėl tos priežastys, kodėl tai gali nenutikti. Tai duok savo vienintelį variantą gyvenime, tik tai turėti. Tai tame realiai ir yra esmė, kad tiesiog reikia būti delusional, nes visada šiaip in the end būna viskas gerai. Dažniausiai, jeigu pasižiūrėtumėte atgal savo gyvenimą, visas gyvenimas yra pamokos, išmoksi tą pamoką, tada gali toliau gyventi kitas pamokas. Bet svarbu išmokti pamoką. O jeigu ne, tai tada tas pats per tą patį, tai karmic loops, tą patį per tą patį kartoji ir kol išmoksti. Visata turi tokį bičį būdą, jeigu tu nepasimokai, jinai vis tau spirs, vis grįž iki tol, kol išmoksi. Man tai buvo su nemokėjimu pasakyti ne, bet šitas kitame podcast'e. Taip, nes čia tiesiog yra tava ir ateina iš to ramybė tokia. Kad žinai, kad viskas bus gerai, tai nėra čia ko tiek parintis. Bet tiesiog reikia mokytis iš pamokų. Ir tobulėti. Bet būt protingai delusional. Ta prasme, iš tos pusės delusional, kad nes būna ir negatyvus delusional, tai pasirinkit tiesiog būti pozityviai delusional ir tada pamatysit, kaip viskas gyvenimas apsiverčia. Ir čia social media dar yra padariusi tą terminą kažkokią, kad delusional čia apie relationships ir taip toliau kalba. Bet būkit protingi ir galvokit. Jeigu pasiekėt šitą vietą, ačiū, kad žiūrėjot. Jūs esat real ones. Labai vertinam ir dėkojam. Šiuose podcastuose ir kalbėsim apie tą asmeninį tobulėjimą, dvasinį tobulėjimą. Ir čia tokie visi dalykai, kur visi kalba, bet neneria gilyn, neanalizuoja, kodėl ten tas yra nas, o mes analizuosim. Ir mūsų podcastų esmė yra padėti jums pasiekti geriausią savęs versiją. Remsime savo patirtimi. Taip. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir like and subscribe. Palaikinkit ir pasubscribinkit. Ir Gaia Production.